Labadiena, mėly mokytojai, žemai lenkiuosi, matydamas tiek daug pilną salę, gerai nusteikusių žmonių, atstovaujančių profesijai, kuriai mano gilių įsitikinimu turbūt neturėtų būti lygių Lietuvoje ir kurią mes turėtume vertinti taip pagal tuos darbus, kuriuos ir atlieka šios profesijos atstovai. Kai manęs paklausė dabar per pertrauką viena pedagogė, apie ką aš kalbėsiu, aš sakau, aš dar nežinau, nes ir internete buvo toks klausimas, ką Tapinas atvažiuos, ko jis čia mūsų išmokys. Mokytojus, kaip galima mokyti mokytojus, vėl ir koks jo ryšys su švietimu. Bet to, man pati pedagogė pasufleravo ir sakė, bet jūs pats mokėtės, taip sakau, mokiausi. Ir mano mama mokytoja, ir aš galėčiau atrasti labai daug tokių ryšių, bet turbūt mano giliausias ir glaudžiausias ryšys šiuo metu su tuo yra būtent labai daug kelionių, labai daug susitikimų, man teko per pastarosius metus pabendrauti turbūt su 15-20 tūkstančių moksleivių, nuo pačių mažiausių kaimo mokyklų iki didžiausių, prestižiškiausių gimnazijų. Ir kai kuriais pastebėjimais aš norėčiau su jumis pasidalinti. Žinoma, pradžioje visą laiką reikia, man kaip mokė, kad prezentacijoje tu turi pateikti, kad pralaužtum ledą, pateikti kokį nors įkvepiantį paveikslėlį arba ten filmuką, ar dar kokią citatą Paulo Coelho, pavyzdžiui, ten būk savo laimės kalvis ar kažką panašaus. Aš taip irgi pagalvojau, kągi aš čia galėčiau tokį kaip ledlaužių labiausiai įkvepiančių. Kas labiausiai įkvepia Lietuvos pedagogus šiais laikais, ir aš kažkaip taip daug paveikslėlių ieškojau tokio tikrai, kuris kala tiesiai į taikinį. Na ir pagalvojau, kad turbūt geriausias būtų vis dėlto šitas paveikslėlis. Čia yra tiek daug prasmių jame, čia yra tiek daug prasmių, čia yra ir mūsų vėliava, čia yra ir mūsų jaunimas, ir tautiniai drabužiai, ir pagrindinis žmogus, kuris iš principo formuoja Lietuvos švietimo politiką. Kai man teko vienam straipsnėje lyginti mūsų ministrų išsilavinimą, kad nemeilę išsilavinimui šita valdžia turi, tai čia jau turbūt menkai paslėptas faktas. Ir intelektui. Bet pabandžiau palyginti išsilavinimą ir nelyginau ten su jokiais ne Singapūro ministrais, ten, ką ten lyginti, Singapūras toli ir dar maža šalis be to. Palyginau su mūsų kaimynais Lenkijoje ir kaip tik, aišku, man buvo įdomiausia palyginti švietimo ministrus. Ir mes turim štai keletą tokių variantų. Mūsų ministrė yra baigusi Klaipėdos universitetą, yra 3 mėnesius klausėsi kažkokius kursus. Tuo tarpu Lenkų ministrė yra baigusi Harvardą. Yra buvusi Prancūzijos mokslo akademijos narė ir taip pat vieno įtakingiausių Prancūzijos think tankų, tų vadinamųjų idėjų kalvių, nuolatinė autorė. Tai yra jų leidžiamo žurnalo, kuris kalba apie iššūkius švietimui, nuolatinė autorė. Mūsų ministrė irgi rašo į Skodo žodį. Ir iš tikrųjų yra labai lengva dabar, sėdėti ir juoktis, bet mes kalbam apie labai rimtą iš tikrųjų problemą, nes, kaip jūs puikiai suprantat, nebent esate vienos partijos nariai ir dabar čia tyliai kažką savo krenkšite į kumštį, tai yra didžiulė bėda. Tai yra didžiulė bėda, kai viena iš jautriausių ir opiausių Lietuvos gyvenimo sferų turi tokį lyderį. Du keliai Lietuvos ateičiai. Aš praėjusią savaitę turėjau susitikimus su lietuvių bendruomenėmis ir beje labai įdomu su jais pasikalbėti su išeivių lietuvių bendruomenėmis, kurie klausia, kas yra, kas bus su Lietuva, kur eis, kuo mes galbūt galime prisidėti. Ir jis manęs paklausė, po 20 metų, sako, kaip jūs matot Lietuvą? Aš sakau, aš matau labai aiškiai 2 kelius, vieną šviesų, kitą tamsų. Ir viskas, nuo ko priklausys, kur mes eisim, viskas priklausys nuo mokytojų. Kuris kelias bus pasirinktas, priklausys nuo jūsų. Ar mes turėsime iš esmės padarytą švietimo reformą, ar mes turėsime iš esmės grąžintą prestižą mokytojo profesijai su visais iš to išplaukiančiais reikalais, tai yra ir paruošimas, ir tobulinimas, ir mokytojo paties tobulinimasis, ir pagarba mokytojui ne tik klasėje, ne tik tai per tėvų susirinkimus, bet ir visuomenėje, bet ir žiniasklaidoje visų pirma, kur mes irgi atstovaujam ir kur žinios apie švietimą yra paprastai tarp 15-16 vietos pagal svarbą, nes neįdomu. Taip, neįdomu. Žinoma, 24 valandas ir tavo pagalba žiūrėti yra gerokai įdomiau, negu galvot, kaip mes ugdysime mūsų pedagogus, kurie ugdys mūsų vaikus ir anūkus.
Bet tai yra 10 metų perspektyva. Parodykit man partiją, kuri pateiktų per artimiausius metus labai aiškę, skaičiais pateiktą perspektyvą, kaip turi keistis švietimas, kaip turi keistis mokytojas, kaip turi keistis edukologai, kaip turi keistis patys moksleiviai ir jų tėvai. Aš balsuosiu šitą partiją net negalvodamas, tą pačią akimirką. Ir nesvarbu, ar tai yra kairė, dešinė ar centras. Nes ta partija, kuri akcentuos, kad tai yra mūsų esminis išsilaikymo kaip tautos, pradedant nuo štai šitų 3-4 metų zuikių būdas, tai ir bus vežančioji. Žymiausias Lietuvos ekonomikos ekspertas ir Lietuvos ekonomikos žvaigždė, mes juk žinom, kas tai yra. Dažniausiai turbūt paminėtumėt Gitano Nausėdos pavardę. Ar ne? Jeigu mes žymiausias sportininkas, žymiausias krepšininkas, žymiausias politikas, galbūt žymiausias laidų vedėjas, labai mes daug turim savo sferose žvaigždžių. Jūs man pasakykite tokį įdomų dalyką, mėly bičiuliai. Kas yra žymiausias Lietuvos mokytojas? Austėja Landsbergė. Austėja Landsbergė, žinokit, man tą patį pasakė ir Briuselyje. Ir pasakė žmonės, kurie neturi su jokiom politiniam partijom absoliučiai nieko bendro. Bet taip turbūt tai bus dažniausiai pasigirstamas variantas. Ir iš vienos pusės tai yra gerai, kad mes galim identifikuoti, iš vienos pusės tai yra blogai, kad mes identifikuojam tik vieną žmogų. Kad mokytojų žvaigždžių iš esmės turim. Trūksta tai, dar atsiprašau. Austėja Landsbergė yra labai gerai, bet neturi didelę problemą. Jūs žinote tą problemą, jos vardas Gabrielius. Nes viskas, kas dabar yra daroma, bus žiūrima per prizmę, kad tai yra politika. Bet kokia gera idėja bus bandoma nušauti dėl to, kad tai yra politika. Ir va čia yra peilis. Visiškas peilis. Nes tas vadinamasis, amerikiečiai turi labai gerą terminą bipartisanship. Tai yra, kai yra nepaprastai nacijai svarbus dalykai, partijos susivienyje. Demokratai ir respublikonai susivienyje. Galbūt ir mums tai pavyks kažkada. Nesu tikras, ar tai pavyks dabar. Bet trūksta. Vėlgi, neužtenka vieno žmogaus, neužtenka 5, neužtenka netgi, sakyčiau, 10 žmonių. Kiekvienas miestas, kiekviena gimnazija turėtų stengtis padaryti savo mokytojų žvaigždėm. Taip, medija daro žvaigždės. Taip, vis dar tas pats, vis dar televizija. Bet jeigu atsiras vis daugiau ir daugiau, kurie gali patraukliai, įdomiai, aštriai kalbėti apie švietimo problemas, ir tai pačiai medijai, ir tai pačiai žiniasklaidai bus įdomiau. Šplėtai labai reaguoja. Kai mes kalbame apie švietimo reformos piramidę, čia yra labai, žinokit, mėgėja. Čia yra žvilgsnis iš šalies, kaip žurnalisto žvilgsnis, kaip aš įsivaizduoju galbūt reformos piramidę. Tai visų pirma yra atlygis, bet tai turi būti kaip struktūrizuota piramidės dalis. Tai yra prestižas. Mokytojo profesija turėtų būti viena iš top 3 prestižiškiausių Lietuvoje. Ir tai turėtų būti deklaruojama aukščiausių lygių, prezidentinių lygių. Ir suvokti, kad tai nepasidarys per metus, per 2. Bet mes turim išsikelti savo tokį tikslą. Nuolatinis mokytojo mokymasis, nuolatinis žinių tobulinimas. Per pastaruosius 3 metus mūsų civilizacija gavo daugiau žinių, daugiau informacijos, negu visa civilizacija iki tol. Jūs įsivaizduojate, kokie mes žinių okeane gyvename. Ir mokytojas yra ledlaužis. Ir jisai turi būti ledlaužis, kuris veda paskui save, galbūt tas nedidelis minininkas, kuris veda paskui save visą jaunų žmonių kreiserių armadą. Ir labai svarbu, kad jis netaptų Titaniku, kuris atsitrenkė į pirmą pasitaikiusi ledlaužį. Ledkalnį. Ir žinoma atsakomybė. Kai mes kalbėjom apie mokytojų streikus, kai mes kalbėjom apie tai, ko nori mokytojai, man visuomet kilo klausimas, o ką mes už tai gausim? Visuomenė. Jeigu mes, tarkim, įsivaizduokime, mes sakom, va čia daugiau pinigų, čia daugiau to, čia daugiau to, čia daugiau to, ar mes galim iškelti kažkokius uždavinius mokytojams? Kaip įvertinti juos? Kaip galų galės su žiniasklaidos pagalba tai padaryti? Ir mano galva tai yra labai svarbus dalykas. Baisiausias klausimas mokytojai. Aš keliais galiu atsiklaupti prieš bet kurį mokytoją, kuris nebijo šito klausimo. Man teko susidurti su keliais mokytojais, kuriems tas klausimas tiesiog juos išveda iš kantrybės. Ir mano vaikai po to grįžta iš mokyklos ir sako, bet mes juk nieko nepadarėm. Mes tik paklausėm šito klausimo. Ir tai yra baisiausias klausimas, matyt, buvo mokytojai. Tai yra klausimas, kodėl? Kai vaikas nepriima automatiškai tavo kaip mokytojo autoriteto 100%, todėl, kad aš tai pasakiau.
Ir tikrai, prisipažinkime, galbūt, man, pavyzdžiui, irgi dažnai šitas klausimas, aš norėčiau savo vaikus smaugtel taip lengvai, kai tu jau jie vis dar klausia, kodėl ir kodėl. Todėl, kad aš tai pasakiau. Aš tavo tėvas. Ir tu supranti, kad koks tai turi būti sudėtingas mokytojui klausimas, bet reikia suprasti, kad mokytojas, kuris atsakys į tą klausimą, jis pakils vaiko akise kažkur tarp, nežinau, Terminatoriaus ir Kapitono Amerikos. Čia pagal jų skalę reikia matuoti. Ir būtent, juk mes kalbam apie technologijų revoliuciją, mes kalbam apie nežmoniškas permainas, nežmonišką greitį, nežmonišką informacijos srautą. Kas naudosis šitą visą pridėtinę vertę? Be abejo, šitą pridėtinę vertę naudosis va štai šitie, kažkaip čia labai viskas lėtai, baterijos tikriausiai baigėsi. Bet ten į jūs reikia nutaikyti? Okay. Štai šitie zuikiai. Z karta, apie kurią jūs be abejo puikiai žinot, puikiai girdėt ir jau susidurėt kiekvieną dieną. Ir tas pats mano pranešimas, žinot, jis buvo su tuo ir susijęs. Su tuo, kad štai šita kalba jau karta kalba visiškai kita savo kalba. Ir vienas mokytojas per vieną susitikimą prie manęs iš tikrųjų ir paklausė. Sakė, kaip man, pavyzdžiui, Andriau, atsakytumėt, į mano klasėje aš uždaviau daug namų darbų, jie pradėjo sakyti, kad labai daug namų darbų gavo mokytojų juk jolo. Ką reiškia, sako, tas jolo? Aš net nežinau, čia yra kas čia per kalba, ar jis mane kažkur pasiuntė, gal čia įsižeisti reikia ar taip toliau. O jolo yra dabartinės jaunimo kalbos žargonas, tai yra you only live once, tai yra, gyveni tik kartą ir naudokis progą, carpe diem ir taip toliau. Tai savo, ką man reikėjo atsakyti, sakau, ką reikėjo? Lol reikėjo atsakyti. Laughing out loud. O jeigu jaučiatės ypatingai drąsiai, rofl. Man dažnai sako mokytojai, kad važiuoja į mokyklas, ypatingai gal kur nors tolėliau ir direktoriai dar taip lyg ir šiek tiek atsiprašydami, žinau, kad mūsų vaikai labai sunkus. Rimtai. Sako, bet jie jau tikrai ilgiau negu pusvalandžio neišsėdės, netgi vieną kartą mums buvo apskundę savivaldybės švietimo skyrių, nes atvažiavo kažkoks labai garbingas svečias į mokyklą ir moksleiviai ėjo galvom, nes jiems buvo visiškai vienodai, ką jis pasakoja. Ir sako, ir aš gavau, direktorius buvo apskūstas dėl to, kad jis nesukontroliuoja moksleivių. Čia man iš viso kažkokie 83 metai tai pasirodė, bet tebūnie. Bet jeigu tu sugebi su jais kalbėtis jų kalba, su šitais jaunais žmonėm, tu gali juos paimti į ranką taip, kad tu jų nepaleisi, gali 3 valandas, galbūt visą jų mokymosi laikotarpį, bet tu turėsi su jais kalbėti jų kalba. Taip, tai yra sunku, tai yra sudėtinga, todėl kad viskas pasikeitė per pastarosius 4 metus. Ir čia net nebe amžiaus yra esmė. Jie tiesiog yra greitesni už mus, jie tiesiog yra imlesni už mus, jie tiesiog masto 77 skirtingom kategorijom, Z karta, pasižiūrėkim. Jie 10 valandų per dieną sėdi, naudojasi technologijomis. Pabandykit prisivyti. Dažniausiai, ką man tėvai sako, bendraujant su, tai ten kažką prie kompiuterių sėdi, tos telefonus įkybę, mes patys nežinom ką. Taip, mes patys nežinom ką. Jie žino, jie gyvena visiškai absoliučiai savo gyvenimą socialiniuose tinkluose. 5 milijardai paieškų per dieną, jie taip gyvena. Ir jie taip gyvens. Ir bus dar greičiau. Ir jeigu mes nesikeisim ir nebėgsim iš paskos, iškišę liežuvį ir lekodami kaip mopsai, mes jų neprisivysim. Ir kuo bus didesnis atstumas, tuo bus sunkiau mums kalbėti apie švietimo reformas. Ką veikti pedagogui Facebook'e? Mes kūrybiškai bandėm kalbėjom, aš neseniai vedžiau mokymus Kauno pedagogams, mes apie tai diskutavom. Ir iš tikrųjų, Facebookas yra naujoji žaidimo aikštelė jaunimui. Vat štai nuo 1 klasės iki 12 jie gyvena ten. Ten yra jų alfa ir omega, ten yra jų namų darbai, ten yra jų bendravimas, ten yra jų nuotraukos, ten yra jų įspūdžiai, ten yra viskas. Ir jeigu mes įsivaizdavom, kad čia yra tik tai kažkoks pasižaidimas, mes dabar matom, kad tai yra iš esmės milžiniška paradigma švietimo kaip po tokio. Koks procentas Amerikos mokytojų bendrauja? Aš pačiu nustebau labai, aš tikrai galvoju, kad Amerika tokia progresyvi valstybė, ar ne? Tiek metų demokratijos, tiek metų visokių švietimo reformų. Ką mes su savo 20 keliais demokratijos metais? Tik 20%. Tik 20%, tik 5% mokytojų ateina pas vaikus į svečius. Nes tai yra taip, tu ateini pas vaiką į svečius, į tą aplinką, kuris jaučiasi komfortabiliai. Ir jeigu tu ten jautiesi komfortabiliai, o ne kaip dramblys porceliano krautuvė, kaip kai kurie mūsų politikai socialiniuose tinkluose,
tada viskas bus gerai. Asmeninis profilis be abejo reikia mokytis. Čia ir žinokit tikrai, reikia investuoti į save, kaip pedagogas turėtų mokytis, kaip gyventi socialinėje erdvėje. Nes yra labai daug taisyklių. Ir tokių dalykų, štai čia pavyzdžiui vienos mokytojos yra, jinai jau nebedirba. Net truputį galvoti reikia. Žinot, visą laiką aš sakau, reikia galvoti. Tiesiog elementariai, truputėlį galvoti tai, kad tu darai viešoje erdvėje ir tai, kad tu darai socialinėje erdvėje. Kiek karjerų jau sužlugo, kiek Lietuvos politikų susikompromitavo patys save nuo iki nulio. Bet čia ne apie tai, čia yra 8 valandų mokymai. Bet pavyzdžiui, labai trumpai Facebooko ypatumai iš tikrųjų, nes panašu, kad netgi futuristai, kurie dabar prognozuoja technologijų raidą, jie supranta, kad socialinė žiniasklaida, socialiniai tinklai, jie tik evoliucionuos. Galbūt jie įgis šiek tiek kitą pavydalą, tačiau vis daugiau bendravimo ir netgi vis daugiau mokymosi pereis ten. Ir tie mokytojai, kurie bus pirmieji tai padarę, aš jums dar sykį sakau, jie bus dievai mokinių akise. Kodėl tai yra svarbu? Nes Facebook'e galima išgirsti tyliausius mokinius. Galimybė komunikuoti su visa klase vienu metu ir su kiekvienu mokiniu atskirai, per grupės, per uždaras grupės, per galų galę susirašinėjimus. Nepamiršim, kad Facebook'as jau seniai nėra kompiuteris. Mano Facebook'as yra visada su manimi ir su visais vaikais. Įsivaizduokit, jie turi visą, čia yra ir vadovėlis, čia yra ir tamo, čia yra ir knygos, čia yra ir užduotis, viskas yra čia, jų kairiai kišeniai. Pasiekima 24 valandas per parą. Nes jeigu jūs manot, kad jie nueina miegoti 11 valandą, tai jūs labai klystat. Čia yra komfortabili erdvė. Jiems tai yra tikrai komfortabili erdvė. Ir jie ten jaučiasi saugus, ir jie ten jaučiasi gerai. Ypatingai tie vaikai, kurie galbūt viešai kalbė, gyvai yra gerokai drovesni, gerokai tylesni. Geresnė tikimybė, kad jeigu jūs parašysit vaikui žinutę į Facebook, aš jums garantuoju, jis ją pamatys 99%. Jūs parašykite jam pastabą į tamo, tai niekas nepaskaitys 3 mėnesius. Nes dingo, pavyzdžiui, mūsų vaikų slaptažodžiai dingsta kas 13 sekundžių tamo. Ir jie niekaip jų neatsimena ir negali patikrinti, kad vėl yra pastaba nauja įrašyta. Ir galimybė mokytojai geriau pažinti savo mokinius, pasižiūrėjus, kas vyksta jų socialiniuose profiliuose, kas jiems yra iš tikrųjų svarbu. Pakanka išmaniojo telefono, bet kada ir bet kur tu gali bendrauti Facebook'e. Ir Facebook'e sunku pasislėpti kitiems už nugarų, tu visą laiką matai. Ir, pavyzdžiui, kelios idėjas darbui su mokiniais. Jeigu tu iš tikrųjų turi, ir mokytis turi iš tikrųjų komfortabiliai jaustis. Jis turi keistis, jis turi evoliucionuoti, kad neliktų būtent ant ledo ir toli ir sakyti, nesusišneku aš su jais. Nesusišneku aš, tai laukiniai jie yra. Jie nelaukiniai, jie Z karta. Ir čia yra ne tik tai jūsų problema. Čia yra ir universitetų problema. O kokia čia bus problema darbdaviams, kai šita publika, kuri užaugo su kompiuteriniais žaidimais, jie yra įpratę, kad jeigu praeini lygį, gauni kažkokį atlyginimą, o jeigu tave užmuša, tu gali pradėti nuo paskutinio išsaugoto žaidimo taško. Jie ateis su tokiu požiūriu ir į darbą ir jau darbdaviai dabar susėmė už galvų yra. Uždaros Facebook'o grupės, kuriuose aptarimi klasės reikalai, kaip pats paprasčiausias turbūt dalykas. Saugi, tikrai saugi situacija, kur mokytis kontroliuoja absoliučiai visus parametrus. Užduotis, pavyzdžiui, sukurk netikrą Facebook'o puslapį skirtą istoriniai asmenybei ar literatūriniam personažui, pasitelkiant gautas žinias per pamokas. Jūs neįsivaizduojat, kaip bus, su kokiu noru darys tokias užduotis mokiniai, jeigu tai yra susijęs su socialiniais tinklais. O galbūt atrasti ir įdėti į Facebook'ą skirtingas idėjas arba vizijas palaikančius YouTube'o video, dar viena erdvė, kur paaugliai siautėja, sakykim taip, ir ten yra jų namai, aptarti ir komentuoti. Galbūt užduotis pateikti per Facebook'o video, kurias telefonu filmuoja pats pedagogas. Aš dabar galiu nusifilmuoti save ir iš karto įkelti Facebook'ą. 30 sekundžių ir aš esu internete. Ir dar be kitoko, kiek toks pedagogas gauna karmos taškų iš savo moksleivių akise. Kaip jisai pakyla jo socialinis statusas. Aš sakau, direktorė, kuri pradės nurodymus dėti į mokyklos Facebook'o puslapį, bus tas lūžis. Pasidalymas perskaitytų knygų recenzijomis. Galima privalomą literatūrą, galima sutaginti, sujungti su didžiausiu socialinių knygų, socialinių tinklų, Goodreads. Ir jeigu vaikai eina ten, ir vėlgi tas skaitimas ar knygų paieška tampa kaip pramoga. Interaktyvios apklausos. Galimybė panaudoti žinomų Facebook'o asmenybių puslapius kaip resursų. Nuo prezidentės Grybauskaitės iki žymiausių muzikantų ir taip toliau. Ir kas dar yra labai įdomu, kad
Ne visada jūsų mokyklas atvažiuos žinomi žmonės Lietuvos. Nu tikrai jūs kartais sunku prisišaukti. Bet pabendrauti su Andriu Mamontovu arba Marijum Mikutavičium Facebook grupėje su moksleiviais akis į akį yra labai nesudėtingas ir geras dalykas, tik tai reikia noro. Ir paskutinis dalykas, kuris galbūt labai keistai yra, bet amerikiečiai tai tą yra padarę, bet čia jau reikia drąsos. Žinoma, perkelti mokymo procesą yra mokyklos, kurios dalį pamokų yra perkelusios apskritai į kompiuterinių žaidimų pasaulį. Ir tai šitas yra vadinamas gamification. Jie susirenka kaip virtualūs personažai ir jie kalba apie anglų kalbą, jie kalba apie literatūrą, jie kalba apie istoriją, jie kalba apie geografiją. Aš galiu tik tai įsivaizduoti, kokia būtų jūsų moksleivių reakcija, jeigu jūs pasakytumėte, eikit susikurkite dabar profilius kompiuteriniam žaidime ir susitiksim ten ir ten po 3 valandų. Iššūkiai yra didžiuliai, aš matau, kad mano laikas jau baigėsi, bet iššūkiai yra nežmoniškai dideli. Ir dar sėki tik akcentas. Šita publika, šita Z karta, jie bėga ir reikia labai džiaugtis, kad jie bėga. Nes kuo greičiau jie bėga, tuo jie toliau nubėgs, tuo jie daugiau pasieks, tuo mes geriau gyvensime nuo to, kad jie daugiau pasieks. Ir jūsų, mėly pedagogai, indėlis, mano galva, tame yra pats didžiausias. Mes galime laukti tos stebuklingos partijos, kurie ateis po 10 ir pateiks 10 metų planą, bet mes galime pradėti tuos vaikus vytis jau dabar. Tiek iš manęs, ačiū visiems už dėmesį ir geros likusios konferencijos.